Tai labas vakarėlis. Norėjau jums parodyti, kas pas mane naujo vyksta. Nusprendžiau maitinti sveikiau, jau, man atrodo, minėjau šitą dalyką. Ir dabar noriu parodyti, ką aš iš visų šiandien darau valgyti. Tai mano draugas nupirko man štai tokią sulčių spaudyklę. Ir aš jau vakar, tiesą sakant, jau kelias dienas su jas tiksliau 2 dienas, 2 kartus jau spaudžiausi sultis. Tai yra burokėlių sultis spaudžiausi su morkom dariausi, bet žinokit, aš jų nebegaliu gerti, nes man tiesiog labai bloga pasidaro ir galvas skauda ir mes labai daug internete skaitėm. Gali būti taip, kad arba blogiausiu atveju aš turiu problemų su mano inkstais, nes tie žmonės, kurie turi problemų su inkstais, negali gerti šviežių žalių burokėlių sulčių, arba tiesiog aš esu kažkam alergiška, aš nežinau, bet man pirmą kartą, kai išgėriau 400 ml tų sulčių, tai man buvo labai bloga pasidarė. Antrą dieną, kai gėriau tik tai 200 ml išgėriau, tai nebuvo bloga, trečią dieną buvo truputį bloga ir šiandien, kai išgėriau, man visą dieną jaučiuosi labai negerai, man skauda galva, tai vienu žodžiu aš sakiau, atsisakysiu visiškai tų sulčių, dabar turiu iš tikrųjų prisispaudus beveik visą butelį, nežinau ką daryti, nes negaliu jų gerti. Tai bet šiandien bandysiu daryti kitokias sultis, tai yra, štai kaip matot, aš nusipirkau šito, nežinau kaip lietuviškai čia vadinasi jisai, bet, žodžiu, aš jį nusipirkau, jisai labai tinka į žaliasias sultis spausti ir šiaip į salotas labai tinka jisai. Tai čia aš susidėjau dabar viską, ką aš dėsiu į savo žaliasias sultis. Čia yra šitie lapai, jie yra jau nuplauti, aš viską ploviau su soda, yra tie lapai, porą lapų nusiskyniau ir čia viskas yra jau užplauta gerai su soda. Vandenį pastovėję yra ir gerai nuplauta, nes kad ir bio čia yra kokybė, bet vis tiek man norėjosi viską gerai išplauti. Čia yra salieras, čia yra visas to salieros stiebas, kaip ir. Čia yra špinatų lapai, paskui dar mėtos, agurko ir kurkumos to šitą dalyką. Dar dėsiu, tai vien žodžiu, ir dėsiu dar obuolį. Čia, va, matot, yra mėta. Ir, dar petruškų, žodžiu, irgi šviežių. Turiu čia porą įsidėjus ten apačioj, dėsiu dar porą obuolių arba vieną obuolį, kad tiesiog kad skonio sudėtų. O mano sūnui dabar nupirko draugas mėsos, čia yra kalakutienos, buvo krūtinėlė, tai aš pakepiau ir jis užsimanė tų wrapų, tai aš va dabar va čia pakepiau tą mėsą, supjaušiau, čia yra kvagamolė, tų avokadų, pomidorais, citrina ir druskas, sūris, tai jisai nebus vegetaras, mano sūnus, jisai nenori būti vegetaras, mes mėsos nebevalgom. Reikės man kažką čia kažkaip uždengti tą mėsą, nes jisai dar rytoj galėsi naudoti. Ir mes su draugus nusprendėm daryti veganiškus mac and cheese. Tai mes turim nusipirkę čia, ne viskas aišku dabar čia yra, bet mes bandysim, žiūrėsim kaip gausis. Ir aš tam turiu, kadangi nenoriu baltų miltų valgyti, aplamai jokių makaronų, šiaip tai išspeltos pilno grūdo galima būti valgyti, bet aš nusprendžiau pabandyti štai šitus makaronus, čia yra iš geltonųjų linzių. Ir bandysim su šitais makaronais daryti mac and cheese. Tai vat, o dabar einu daryti wrapus, spausti sultis, dar mano sūnus nori sulčių obuolių, kad aš jam spausčiau truputį ir eisiu daryti mac and cheese. Ir ką aš galiu pasakyti, aš labai iš tikrųjų bijau, kad man nepavyks šito viso dalyko ilgai daryti, nes man nuo kitos savaitės prasidės darbas, aš dabar turiu atostogas, tai turiu tikrai labai daug laiko ir galiu maistą atgamintis ir galiu galvoti receptų ir taip toliau, bet kai man reikės pradėti dirbti, aš net neįsivaizduoju, kai man reikės viskas susiderinti, žiauriai, man atrodo sunku. Tai bet aš stengsiuosi vis tiek išsilaikyti, mes prisipirksim daržovių, prisipjausiu, tiesiog prisipirksiu, jau man draugas susakė tokius stiklinius indus, į kuriuos galima tiesiog susipjaustyti daržovės, vaisius, pasidaryti čia pudingo ir vat, visokius sveikų dalykų, kad aš turėčiau laiką ką pavalgyti darbe. O namuose jau žiūrėsiu, kai grįšiu, kažkaip reikės surasti jėgų ir pasigaminti kažką. Tai vat. Ir darau štai šitą, aš nežinau, ar jums rodžiau, bet čia jau pažiūrėkit, kaip fainai atrodo. Tai žiūrėsim, kiek laiko dar man reikės čia laukti. Reikia dar kartą perplaukti gal šiandien. Tikiuosi, man pavyks ir jos nesugės tie daigai. Tai sveikučiai visi, jau galiu sakyti labą dieną, nes jau yra 12 valandų dienos.
Kaip matote, esame su Bela laukuose, išėjau su jie šiek tiek pasivaikščioti, kaip ir visada, kadangi turiu vis dar atostogas, tai galiu kiekvieną dieną su jie kažkur tai nueiti, nuvažiuoti, kad negalėtų pasilakstyti, jai labai tas patinka. Esu viena, nes mano draugas šiandien pradeda dirbti, o aš dar iki pirmadienio turiu atostogas, iš tikrųjų labai greitai eina laikas ir stengiuosi mėgautis kiekviena likusia diena, bet žinokit, tikrai ne viską padariau, ką norėjau, kas buvau suplanavus. Ir dabar, kadangi su draugu pradėjom keisti tą mitybą, galvojom viską mum naujo sugalvoti, kad būtų sveikiau pavalgyti. Tam visam planavimui, pirkimui, virimui, ruošimui užtrunka viskas labai daug laiko. Ir tai, žodžiu, ir mes su draugu stengiamės, mano draugas iš tikrųjų labai daug ir salotų pradėjo valgyti su įvairiausiamis daržovėmis, salotomis ir taip toliau. Ir jisai naudoja ir avinžirnių labai tikrai nemažai. Ir kadangi avinžirniai turi ir geležies savyje, ir turi to viso proteino savyje, tai yra tikrai labai geras pakaitalas mėsai, nors tikrai mėsos negali visiškai atstot, bet tikrai yra alternatyva. Beje, aš valgau tofu, tai ne kiekvieną dieną, bet dabar, pavyzdžiui, šiandien labai užsimaniau, gaminsiuos tiesiog tofu, pasikepsiu su soja, su teriyaki padažu, įsidėsiu keletą prieskonių ir valgysiu salotomis, kurias vakar jau pasidariau. Ir vakar dėjau iš tikrųjų Instagramą. Beje, pradėjau vesti savo Instagramą. Duosiu update, šiek tiek papasakosiu apie savo visus eksperimentus. Aš nesu specialistė, tai nežinau, kaip man ten seksis, nežinau, kaip mums seksis. Bet aš jau, kaip minėjau, aš nežinau, kaip minėjau, bet per Instagramą minėjau, kad noriu visiškai atsisakyti cukraus. Ir esu jau tai dariusi, esu 7 mėnesius visiškai nevalgiusi cukraus, bet pieno produktus esu vartojusi skyrus pieną patį. Ir mėsos esu nevalgiusi jau 4 metus, tai bandysiu ir galiu pasakyti, Andrai, kad jeigu man nepavyks arba matysiu, kad mano kraujo tyrimai yra kažkokie suprastėję, tai nežinau, žiūrėsim tada, kaip ką keist, nes pas mane buvo vienu momentu hemoglobinas labai sumažėjęs, tai dėl to ir pradėjau valgyti mėsą. Tai dabar stengsiuosi valgyti daug pupų įvairiausių, nes jos tikrai gali atstoti mėsą. Šiaip grybai yra labai gerai, bet aš su grybais dar nesu taip susidraugavus, tai reikės išbandyti gal kokį receptuką, nes tikrai galima labai fainai pasigaminti su daržovėm. Ir grybai tikrai yra labai gerai. Tai va, bandysiu viską. Jums updatinsiu, žiūrėsim, kiek laiko aš iš viso turėsiu tam. Nes nuo kitos savaitės man prasideda vėl testai, darbas, mokslai ir... nežinau, viskas dabar jau nebekalbu. Labai daug priplėpėjau. Jau žiūriu, kad ateina kažkoks žmogus su šunim. Reikia eiti jau link mašinos su Bela, nes šiandien laukia tikrai nemažai darbelių. Tai pažiūrėkit, kokį fainą dalykėlį nusipirkom. Užsisakėm per internetą. Štai kaip galima gražiai supjaustyti morkas. Jūs tu pasižiūrėkit. Čia aš jau rašiu salotą savo draugui, nes jisai parašė, kad jisai grįš iš darbo, nori kuo greičiau pavalgyti, nes šiandien darbe nieko nevalgė. Tai kadangi aš nedirbu dar ir turiu laiko, galiu jam paruošti ir pažiūrėkit, kokios fainos, kaip fainai iš tikrųjų atrodo. Tai, žodžiu, čia štai jam morkytės ir pažiūrėkit, kaip atrodo tas galiukas morkos, kai jau susipjausto. Žiūriai fainai. Tai užteks jam vienos morkos, jį norėjo 2 didelių, bet pažiūrėkit visą krūvą iš vienos didelės morkos. Gausi štai tokia visa krūva. Tai čia yra paprikos, pomidorai. Jisai norėjo dar morkos ir man atrodo, kad jisai raudono į tą kopūstą dar norės, bet aš tiesiog padėsiu čia. Arba jam parašysiu, paklausiu. Ir beje, aš visas daržovės nuploviau. Cukinijos yra išplautos, dabar turi jos iščiūti, tai padėsiu kol kas čia. Morkytę tą padėsiu irgi kol kas čia. Čia yra sūris supjaustytas Matui, nes Matas labai nori lietinių blynų. Tai Matas labai nori lietinių blynų, tai aš jam dabar lietinius blynukus kepu. Dėsiu sūrį vidų, pomidorą ir nutelos jisai nori. Žodžiu, vieną blyną su nutela, kitą blyną su sūriu ir su pomidorais. Tai va. Tai sveikučiai, dabar pagaliau susiruošiau kai ką padaryti, ką iš tikrųjų ilgai planavau. Tai pasiruošiau savo drobę didelę, kuri yra murzina ir aš net neįsivaizduoju, žinokit, kaip tai galėjo
atsitikti dėl to, kad jinai buvo supakuota į foliją ir pažiūrėkit. Ta prasme, kaip gali per foliją susimurzinti drobę? Tas man nelabai patinka, bet vis tiek aš tepsiu ant viršaus dažus, tai iš tikrųjų nėra labai didelio skirtumo ir dažai bus tokie beige spalvos. Mums reikia drobės ir štai šio dalyko, tai yra... Aš per Instagramą čia prisižiūrėjau, reikia štai šito žirklių ir pieštuko, nes aš iš pradžių nusipiešiu, kokią aš noriu liniją pasidaryti ir tada ant tos linijos tiesiog susikliuosiu šitą ir bus baigta. Ir ką reikia ant pačią galą padaryti, tai reikės tiesiog uždažyti viską su kūno spalvos dažais. Tai man šiandien nepavyks, nes šiandien yra nedarbo diena pas mus. Tai dėja negaliu nusipirkti dažų, aš jau nebeturiu kūno spalvos dažų, aš turėjau kažkada, bet jau nebeturiu išnaudojusiu esu, tai teks laukti iki pirmadienio. Ir jeigu turėsiu iš viso pirmadienio laiko, tai tada nusipirktų dažų ir aš dažysiu, o dabar tiesiog susikliuosiu. Tai vat. Paskui parodysiu rezultatą, kaip gavosi man susikliuoti šitą dalyką. Tai va, kaip gavosi. Rodysiu šiek tiek iš toliau. Iš tikrųjų, tai viskas gali ir neblogai. Tik tai tiek, kad man trūko, man iš tikrųjų neužteko šito dalykėlio, tai reikės vėl susakyti per internetą, nes va, kaip mato, šita linija yra dar neišbaigta ir šita neišbaigta. Tai jo, ir čia beje aš improvizavau, nes man labai mažai liko ir aš nenorėjau padaryti tokio sujungto. Va čia, va, pavyzdžiui, yra sujungtas ir nelabai yra iš tikrųjų gerai dėl to, kad matysis netgi kai uždažysiu su dažais. Tai, šiek tiek yra klaidelių ir, kaip matau, ją reikia tikrai labai gerai prispausti tą juostą. Tai, aišku, aš čia pirmą kartą dariau ir čia, pavyzdžiui, susilankščius jinai buvo, tai gal geriau būčiau taip ir nedarius, nes sakau, gali būti, kad matysis netgi nuspalvinus su dažais. Visai neblogai atrodo, reikia tik tai šitą liniją dar padaryti, šitą liniją padaryti ir užspalvinti ir bus baigtas mano paveikslas. Ir iš tikrųjų galima nusipirkti dar vieną tokį drobę ir pasidaryti antrą, pavyzdžiui, iš šitos pusės gal netgi būtų labai fainai, pasidaryti antrą ir padaryti taip, kad šitos tipos, kad šitie va šitos linijos susijungęs, nežinau kaip aiškinti, bet vien žodžiu rezultatas yra kol kas toks. O pirmadienį arba antradienį bus tikriausiai, arba netgi kitą savaitgalį, nes gali būti, kad aš neturėsiu visiškai laiko tą savaitę. Tai bet gal kitą savaitgalį padarysiu viską iki galo. Tai vat, toks mano šiandienos darbelis. Na štai, pažiūrėkit, kaip gavosi iš tikrųjų tai biški keistai nusispalvinama, nusidažė tas paveikslas, nes aš nesuprantu, dėl ko taip dažai keistai pasiskirstė. Gali būti, kad man reikės dar kartą tiesiog uždažyti, nes yra vietų, kur šviesiau, yra vietų, kur tamsiau, tai aš net neįsivaizduoju, kaip čia taip išėjo. Bet šiaip tai man visai patinka. Ir aš galvoju, netgi jeigu tilps pas mane, va čia va ant sienos tiesiog drobės pasikabinti, kad aš tik 2 padarysiu, nes tada labai gražiai gal atrodytų čia vas tokiu tarpeliu, aišku, virš lovos. Žiauriai seniai filmavau dėl to, kad tiesiog visiškai neturėjau laiko. Dabar tik grįžau iš miesto, buvau apsipirkti, tai sugalvojau jums parodyti, ką nusipirkau. Tai greitai parodysiu, nes reikia daug dalykų, reikia keletą dalykų dėti į šaldiklį. Tai čia būtų baby špinatai. Viską pirkau iš bio parduotuvės. Pirkau agurką, pirkau tofu, štai tokį šį kartą, ne iš šaldytuvo, nes šiaip tai aš pirkdavau šaldytuvo, bet šį kartą kažkaip nusprendžiau pabandyti šitą. Aš tikiuosi, kad jis irgi bus geras. Tai, žodžiu, tofu. Tada matai, šilį pirkau tokių pilno grūdo makaronų, aš nežinau, aš tikiuosi jam patiks. Bandysiu kažkaip tai jam skaniai pagaminti. Tada nupirkau šaldytų uogų, tai braškių ir aviečių, nes aš darau visą laiką tokius padažus su medum, kad galėtume įsidėti į čia pudingą. Labai labai skanu, iš tikrųjų, Matui labai patiko, tai vat nupirkau porą. Tada pasiėmiau bananų, morkų tokį maišą, nes jau nebeturiu morkų. Pasiėmiau kakavos. Čia yra nesaldyta ta kepimui skirta kakava. Jos pirkau dėl to, kad noriu pasidaryti desertą. Nusipirkau štai tokį duonos
mišinį. Labai fainas sudėtis yra iš tikrųjų, labai lengva pasigaminti. Šiaip norėjau gamintis visiškai pati duoną, bet pagalvojau, kad pabandysiu iš pradžių su tokiu mišiniu. Čia net nereikia jokių mėlių, nieko, čia yra tiesiog viskas jau sudėta ir labai lengva pasidaryti, tai bandysim. Paskui pasiėmiau datulių, šiek tiek datulių dar turiu nuo praeito karto, bet norėjau šiek tiek daugiau pasiimti, nes desertą darysiu su datuliam ir su kakava. Pasiėmiau štai tokį kalafiorą, man labai patinka ir jisai labai ilgai iš tikrųjų, žinokit, šaldytuve, pavyzdžiui, jisai labai ilgai išbūna. Jisai tikrai labai ilgai šviežias išbūna, tai aš pasiėmiau kalafiorą, nes aš su juo labai mėgstu daryti salotą, dėti salotas tiesiog žalią. Tada pasiėmiau štai tokių linų sėmenų, man atrodo, čia sėklų. Aš jas būtent pasiėmiau tam, kad aš noriu pabandyti su jom pasigaminti tos daigelius, žalmenis, ar kaip ten, nu, bet iš tikrųjų tai čia yra tokie kaip daigeliai gaunasi, kur jūs žinot, jau aš esu ne vieną kartą, jau antrą kartą jau daraus ir labai pavyksta, tai aš esu girdėjus, kad iš šitų irgi galima pasidaryti ir reikės pabandyti. O jei neišeis, tai sunaudosiu tiesiog taip kažkur taip. Tada nusipirkau dar makaronų sau, tai čia yra speltos makaronai. Man labai patiko, prieš tai pirkau labai skanu, labai skanus ir forma labai faina. Nusipirkau pieno, tokį išbandys, jis buvo gan pigus, iš tikrųjų euras su centais tikinau ir jis yra, jisai turi cukraus, bet 0,5 gramus, tai jo, sojos pienas, čia parašyta, ne vegan, nepasaldintas ir, žodžiu, labai geras sudėtis, visiškai nieko ten nėra, išskyrus soja ir vanduo. Tai labai fainas sudėtis ir tikrai nebrangiai kainuoja. Nepabaigsiu dar savo to projekto meninio tokio, aš jums nufilmavus, ką aš pradėjau daryti, tai parodysiu šiandien, jeigu iš vis man pradėti, tai nepabaigsiu aš savo to projekto, nes man neužteks tos juostos, kurią užklijuoti galima, bet pradėsiu jau šiandien ir kai pabaigsiu, tada reikės galvoti kažkaip užkabinti pas mus miegamajame ant sienos. Tai dar paskui prisijungsiu ir parodysiu. Tai sveikučiai visi, iš tikrųjų žiauriai seniai jau su jumis sveikinausi, žiauriai seniai kažką filmavau, jau aš net neatsimenu iš tikrųjų, kada paskutinį kartą su jumis šnekėjau. Deja, taip gaunasi paskutiniu metu, kad aš nei suredaguoti kažką tai spėju, nei kažką naujo nufilmuoti, nu vienu žodžiu, mano toks yra tokia kasdienybė, kad aš tiesiog neturiu beveik niekam laiko ir iš tikrųjų yra vien tik tai laisvi savaitgaliai ir per savaitgalį aš noriu tiesiog visiškai atsijungti, apie nieką negalvoti ir taip gaunasi, kad aš nieko nenufilmuoju ir nieko jums nesuredaguoju. Atrodo, lyg ir galėčiau tą padaryti, lyg ir nieko neveikiu, bet absoliučiai nėra noro ir man kadangi labai patinka iš tikrųjų redaguoti video ir juos filmuoti ir kelti į YouTube, man pačiai tai labai patinka ir tai yra mano hobis, bet jeigu aš tai darysiu per prievartą ir vien tik tai dėl to, kad jau man reikia kažką įkelti, tai man tiesiog nesigaus taip, kaip aš norėčiau, kad gautųsi. Ir ką esu jau ne vieną kartą dariusi ir paskui galvojau, na gerai, reikėjo įkelti kažkokį tai video, įkėliau, bet jisai man pačiai nelabai net patikdavo. Tai gal kažkaip ateis man vėl tas noras, ar rytoj, ar šiandien vakare gal, bet aš kadangi labai daug sportuoju paskutiniu metu ir mane mokyklai ir darbą ir namuose reikia ir maistą labai pradėjau prisižiūrėti, labai pakeičiau savo mitybą smarkiai, todėl man tikrai žiauriai daug laiko užtrunka, kol aš sugalvoju, pasidarau savo kažką tai ir matui turiu kažką tai paruošti ir taip ir gaunasi. Šiandien iš tikrųjų nieko labai įdomaus neveikiau, tik tai atsikėlėm, nuvažiavom su draugu į laukus su Bela, pasivaikščiojom, išgėrėm kavos, tada biškį apsitvarkiau, nuėjau išsimaudyti, įsiplovau galvą, nustačiau plaukus, nustačiau antakius, pasidariau ten tokį desertą, bet cukraus visiškai su datulėm, riešutais, kakava ir avižiniais dribsniais, ir labai man skaniai gavosi. Čia yra tokia kaip alternatyva, iš tikrųjų ne visiems patiktų, kas mėgsta saldumynus, tai ne visiems patiktų, bet aš kadangi nieko dabar nevalgau, stengiuosi beveik nieko nevalgyti su cukrum, kas yra su pridėtiniu cukrum, tai man iš tikrųjų labai tinka šitas variantas ir jeigu labai noriu kažko tai saldaus, tai tiesiog galiu greitai
pasigriebti ir suvalgyti. O dėl ko čia iš tikrųjų prisijungiau, tai vien tik dėl to, kad noriu jums parodyti, ką gavau paštu. Užsisakiau iš vienos tokios nelabai didelės online parduotuvės sporto drabužių, tai yra sporto timpos ir liemenėlė sportinė, tokia kaip bliuska liemenėlė, tai iš tikrųjų dabar žiūriu labai daug Instagram'e, man iš tikrųjų meta ir labai daug rodo įvairiausių tokių galbūt nelabai didelių dar parduotuvėlių online'inių, kuriuose galima užsakyti tikrai labai daug dalykų. Žiūrim dabar, ką mes čia turim. Dėžė atrodo taip, tikrai labai fainai, labai paprastai, labai basic, labai man patinka iš tikrųjų tokie dalykai, kad visiškai yra basic ir štai yra jų pavadinimas. Tai dabar jau yra. Aš jau atidariau, buvau, šiek tiek žiūrėjau viduje, bet nebuvo atidarius dar nieko. Tai va, čia va, užrašiukas, čia įdėjo atvirutė, čia taip atrodo, yra tik tai 3 spalvų, dėja nėra labai didelio pasirinkimo, bet man kažkaip labai vis tiek patiko. Buvo dar bliuzonai, bet aš neužsisakiau dėl to, kad be kapišono, man kažkaip be kapišono nelabai patinka bliuzonai. Ir čia būtų liemenėlė. Taip atrodo šita liemenėlė per brūkšnelis tokia kaip bliuzelė galbūt. Tikrai labai fainai ir labai faina medžiaga ir matosi, kad tikrai gan gera kokybė. Nes, tikrai tokia jaučiasi tvirta medžiaga labai. Ir va čia tas užrašas man iš tikrųjų labai patinka. Ir štai kaip atrodo nugara. Nugara tai yra tokia labai, kaip turėtų bent jau būti tokia apnuoginta ir va vėl užrašas jų. Žodžiu, aš ėmiau S dydžio ir turi beje pakėtinimus, kas man labai patinka. Tai va, tada būtų kelnes. Kelnes ėmiau XS. Tai va, kelnytės. Labai atrodo siauros tokios, bet labai fainai, labai tikrai kokybiškai atrodo. Bent jau, žinokit, va, tai va, jau ta medžiaga pati tai labai kokybiškai atrodo tikrai. Ir man labai patinka, kad čia yra va tokie va. Nes pas mane būna taip, kad aš kartais prakaituoju, bet aš vasarą taip ar taip niekada nesidedu timpų, nes aš visą bėgu. Tai aš tik tai su šortais. Aš iš tikrųjų net ir dabar žiemą, net minusas, kai būna laukia, aš einu į sporto salę su šortais, aš nepersirenginėjau, einu su šortais, tiesiog bliuzoną užsidedu, nes iš mašinos į mašiną man tenais nėra baisu labai tas šaltis ir aš tenais niekada nepersirengiu, nesimaudau, aš žinoma įsimaudau, viską pasidarau. Ir su timpom iš tikrųjų beveik iš vis neinu sportuoti, bet aš visai norėčiau ir šiaip į gatvę eiti, tai va, pavyzdžiui, nežinau, ar į mokyklą varyti su tom timpom ir žiūrėsim, gal ir sportuot varysi. Tai va, atrodo šiaip labai. Pirmas įspūdis yra labai fainas, užrašas, kaip matot, yra ant nugaros. Štai va taip atrodo ant modelio, aš būtent įsirinkau pačią tamsiausią spalvą. Šiaip galvau šitą imti, bet kažkaip nusprendžiau vis dėlto pačią tamsiausią spalvą imti. Štai šią, jinai yra tokia pilkšva. Štai kaip atrodo bliuskytė. Jinai iš tikrųjų yra tokia gan, aš galvau, kad jinai šiek tiek yra trumpesnė, bet jinai yra gan ilgoka, jau tokia šiek tiek tik tai crop. Ir iš nugaros tai atrodo, kaip čia jums dabar parodyt, iš nugaros atrodo štai taip. Labai noga, nugara yra visiškai beveik noga. Ir kaip matote, kelnes atrodo iš nugaros taip. Man labai patinka. Šiaip tai man labai patinka šitas visas variantas. Kelnes antiek yra tokios, jos yra labai aptemptos, bet man labai patinka tas jausmas toks, nes atrodo, kaip būtų jos kaip antra oda. Iš tikrųjų labai tikrai patinka kelnes. Smarkiai apgaubė visą liemenį ir kas yra labai fainai ir netgi išgaubė mano liemenį kažkaip taip. Man tik tai yra labai keista, nes ilga bliuska yra. Šiaip tai aš esu pripratus iki čia nešioti. Šiaip tai fainai. Nežinau. Man fainai. Pažiūrėkit. Tamsesnės tos vietos man labai patinka. Ir žinokit, tikrai nebrangiai kainavo, palyginus kiek dabar iš viso sporto drabužiai kainuoja. Labai esu patenkinta. Gal net šiandien darysiu taip sportuoti, pažiūrėsim. Na ką, štai mes ir vėl miške, šiandien yra sekmadienis. Pažiūrėkit, ant kiek
skirtumas nuo, man atrodo, praeito mano video, kur aš čia buvau, kai buvo pilnas sniego ir visos šakas buvo nulinkusios, čia neįmanoma buvo praeiti ir dabar kaip atrodo. Šiandien yra 3 laipsniai šilumos tik tai, bet iš tikrųjų nėra šalta. Labai gražu kažkodėl man šiandien čia. Jokių planų neturim. Iš tikrųjų, mano savaitgaliai dabar yra tokie, kad nesuplanuoti. Aš neturiu jokių planų dažniausiai dabar savaitgaliais, nes labai pavargstu per savaitę laiko. Pavyzdžiui, šita praeita savaitė, dar šita savaitė buvo labai sunki kažkodėl, nes jau antradienį man atrodė, kad aš 4 dienas dirbu. Ta prasme, jau antradienį buvau labai pavargus. Tai labai laukiu aš jau to savaitgalio ir ketina savaitgalis, tai nežinokit, nesinori nieko daryti, tik tai sėdėti namuose. Ir kaip ir visada mes darom turime mūsų šitą tradiciją. Žiūrėt su Bela į laukus arba į mišką. Tai geri kaliukai ir šiandien irgi. Tai šiandien irgi nieko neturim susiplanavę kažkaip. Aš vėl varysiu sporto salę. Pavasarčiausiam, tiksliau pabrančinsim. O rytoj vėl prasidės savaitė. Darbo savaitė. Tai vat. Gerai, daugiau neplėpu. Aš tik norėjau šiek tiek prisijungti, parodyti, kaip čia viskas atrodo ta miške mūsų. Tai dabar baigiu šnekėti ir sakau, sutiksime kitame kadre. Tai, žodžiu, aš iš tikrųjų jums esu jau rodžiusi savo projektą. Tai dabar parodysiu visiškai pilnai 100% pabaigtą projektą. Tai, tada, štai kaip atrodo. Štai kaip atrodo. Aišku, čia galiu pasakyti, man nelabai patinka, kad čia matosi šita juosta visa, nes čia yra nuo tų lempučių, bet, nu, ką padarysi, bet, va, žiūrėkit, štai kaip atrodo mano pabaigti tie portretai, kurie dabar pas mus kambarį kabės. Va, tai va atrodo pilnumoje ir man, žinokit, labai patinka ir labai tinka iš tikrųjų ir spalva faina. Aš buvau prieš tai nuspalvinus kitais dažais ir jie buvo tikrai tokie žiauriai smėlio spalvos, nu, ta prasme, jie buvo tokie beveik kaip oranžiniai, labai šilto atspalvio. Ir man tiesiog nelabai patiko, tai aš uždažiau ant viršaus šviesesnė šiek tiek spalva, tokia kaip pilka, šiek tiek šaltesnio atspalvio priduoda, nes tiesiog man, kad kambario kaip pasakyti, nes kuo tamsesnė spalva, tuo labiau sumažina tą erdvę, tai man tai bent jau atrodo. Ir šita spalva iš tikrųjų galėtų gal dar šviesesnė netgi būti, bet dabar jau aš, kadangi jau nesinori man kažkaip vėl perdažinėti ir panašiai, tai aš paliksiu taip. O gal kažkada, nežinau, jeigu nusibos ar tiesiog nebepatiks, galima visą laiką uždažyti šviesesniais dažais, nes šitą spalvą tikrai labai galima lengvai uždažyti. Aš turiu baltų dažų, pavyzdžiui, nusipirkus, tai galėčiau netgi visiškai baltai arba šiek tiek pamaišyti, kad būtų atspalvis dar šviesesnis, nes nudažyti šitus portretus, jeigu galima būtų tai pavadinti, labai yra lengva ir labai tikrai greitai galima tai padaryti. Tai vat, atrodo štai taip. Čia šiek tiek matosi, kad yra toks kaip sujungimas, nors iš tikrųjų tai gal nelabai gerai aš čia padariau, bet man visumoje tikrai labai patinka ir prie mano visos šito kambario ir tų visų spalvų iš tikrųjų gan gražiai atrodo ir pažiūrėkit, netgi šitam veidrodį atsispindi, man kažkaip labai fainai tikrai atrodo. Tai vat. Ir kai dabar nekreipkite dėmesį, kaip aš čia atrodau, visas susivėlus, tai vat, per tą veidrodį mano atrodo štai taip. Fainai. Man patinka. Toks update'as šiandienos.